penktadienis, pradėjau dirbti nuo 7 lygtais. Pamatysite vėliau, kiek pradirbau ir kiek uždirbau. Ir sužinojau po praeito vaizdo įrašo, pakomentavote, kad reikia susimokėti tą atvirkštinį PVM-ą, ko aš nežinojau. Tai what the fuck, tai tu moki Boltui 10%, moki tada atvirkštinį PVM-ą, kuris irgi 10%, ai ne, 21%. Ir dar tu moki GPM-ą. Aš blemba čekių nerenku, tai tikiuosi 15%, bet aš kiek mačiau lentelį, man atrodo, ir praeito vaizdo įrašę kalbėjau, kad jeigu nesurinki tam tikrą pinigų kiekį, tai man atrodo, 15 tūkstančių per metus, tai lygtais 5% GPM-as yra. Tai nežinau. Žodžiu, bus įdomu pamatyti, kaip metų gale, kai reikės deklaruoti, ar čia bus visiškas minusas ar kas, nes aš galvojau, nereikia mokėti to atvirkštinio PVM-o, tai čia kažkas kosmosas. Labai daug atkrenta tikrai pinigų ir klausimas, tiesiog ne klausimas, supratau, kodėl daug kas nedirba su naujesniais automobiliais, bet aš nesuprantu, kodėl dirba su Teslom. Tai gaunasi, kad Teslos galbūt nemokamai kraunasi ir ant to išlošia, nes brangesnė mašina, kaip tu kitaip. Tai va toks pamąstymas, dienos uždarbį pamatysite, kiek pradirbau, kiek viską. Savo miestelį, nuo ką, jum linkiu didžiausios sėkmės. Įdomu, kaip čia bus metų gale, kai reikės deklaruoti visas sumas. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, ir ką žiūrėsim kaip kitas dienas. Iki sekančio karto.